Ei, Katinas laksto. Labas, šiandieną keliausime į Vilnių, į City Wave areną. Esu tenai sukaupęs jau 30 sesijų savo sąskaitoje ir nusprendžiau pasidalinti patirtimi ir su jumis, kad jūsų pirmieji apsilankymai būtų kuo sklandesni. Tai varom į Vilnių, aplankysim areną, pamatysim bangą, papasakos truputėlį daugiau ir tikiuosi, kad šita ekskursija bus jums labai naudinga. Pradėti, žinoma, reikėtų nuo registracijos į sesiją, tai galite padaryti citywave.lt. Baseinas turi 3 lygių sesijas, jeigu lankotės pirmą kartą, būtinai užsiregistruokite į Level 1. Ten gausite visą reikalingą informaciją apie bangą, apie saugumą ir tai tikrai jums pravers ateityje. Antrąjį kartą galite keliauti į Level 2, kur galėsite užtvirtinti visą šitą sužinotą informaciją. Na ir paskui keliauti į Level 3, kur realiai renkasi vien tik tai savarankiški plaukikai. Jeigu registracija pavyko, galime pradėti krautis krepšį, kad būtų lengviau, leisiu jums pasižiūrėti, kas yra mano krepšyje. Taigi vykdamas į baseiną, aš visą laiką turiu su savimi maudymosi šortus, be kurių turbūt būtų labai sunku man plaukioti. Man reikia rankšluosčio, dušo priemonių ir tapkių, kad galėčiau judėti ne su lauko avalynė. Iš esmės tai yra beveik viskas, ką aš turiu su savimi. Papildomai dar viską įsidedu vandens su mineralais, turiu keletą masažinių kamuoliukų, turiu tokį šantį kilimėlį su spigliukais, bet čia tokie yra jau papildomi mano pasirinkimai. Jums užteks tik tai rankšluosčio, tapkių ir maudymosi aprangos. Baseino viduje rasite papildomai viso, ko jums reikės sportuojant. Tai yra šalmai, tai yra trumpi hidrokostiumai, jeigu jums būtų vėsu ir norėtumėte kažkaip truputėlį jaukiau būti, bei žinoma lentas, kurios yra skirtos visiems ir treneriai padės jums išsirinkti tinkamą. Išduosiu paslaptį, kad baseine visą laiką yra ir geriamo mineralinio vandens, tiek gazuoto, tiek negazuoto, tai jeigu pamiršote savo gėrimo namie, ne problema, atvykę jau prie bangos, visą laiką galėsite pasivaišinti vandeniu, čia toksai nice dalykėlis yra. Dėmesio, kelionės klausimais irgi turiu svarbios informacijos, tai aš važinėju traukiniais, labai patogu, traukinio važiavimo trukmė yra nuo valandos iki 1,5 valandos, kaip čia jums jau pasiseks, ar bus ekspresas ar ne, bet atvykstu į stotį, Kaune, palieku automobilį, parkavimas 5 centų už valandą, įkandama kainą, sėdu į traukinuką, pirmą klasę, išsikertam, padirbam prie kompiuteriukų, kam reikia ir komfortiškai pasiekiam sostinę. Išlipus iš traukinio stotyje iki baseino pėsčiomis yra tik tai 9 minutės, išmatavau, patikrinau, tai yra tiesa ir nueiti tikrai neprailgsta. Ponios ir ponai, prieš jūs nuostabioji Enefit City Wave Vilnius arena, taigi tik užėję į vidų kairėje pusėje matome registratūrą, kur dirba nuostabios administratorės, jos jumis pasirūpins, paaiškins, papasakos, atsakys į visus rūpimus klausimus. Tai pirmiausia keliaujam pas jas, tenai atsižymim, susimokam, gaunam apyrankę, paliekame lauko rūbus ant šalia esančios kabyklos ir keliaujam į rūbinę. Rūbinę, aišku, persirengiam, šokam į tapkytes, padedam viską į spinteles, užsirakinam ir galime eiti į vidinę baseino patalpą. Pagaliau esame viduje, baseine, sveikinu, tikslas yra labai netoli, tik užėjus kairėje pusėje jūs rasite sukabintas lykras, trumpus hidrokostiumus, užtrauktukas užsisegant nugaroje, jeigu kiltų toksai klausimas, ir matome ant kolonos yra šalmų kaip ir stationas, ten galite pasigriebti šalmą, dydžiai reguliuojasi, jeigu vėlgi lankotės pirmą kartą, tai treneriai tikrai viską sužiūrės, sureguliuos ir problemų neturėtų kilti. Tada galime keliauti iš karto į Lemon Gym, tokią sporto apšilimo zoną, yra visokių svarmenų, yra kilimėlių ir daryti apšilimą. Jeigu lankotės vėlgi pirmus kartus, treneriai padarys grupinį tokį apšilimą, jį praves, na, o jeigu einate į Level 3 treniruotę, turbūt jau žinote, kad apšilti teks patiem, bet tikrai jeigu ir nežinote, ką daryti, pažiūrėkite aplinkui, kiek mačiau visi atsakingai apšilinėja, galima pasiskolinti kažkieno tai techniką, aš tiesiog prasuku visus sąnariukus, pėdutės, kelius, klubus, padarau šiek tiek mobilumo pratimų, pasisukinėju į vieną, į kitą pusę, kaklą, rankas, realiai bandau išjudinti visą kūną, jį sušildinti ir paruošti sesijai. Po to keliaujame pasimti įrangos, kurie žmonės turi savo, viršuje yra privačių lentų laikyklės, na, o bendro naudojimo lentos yra abiejose pusėse, baseino šonuose, jo galuose. Tai irgi, jeigu nežinote, ką imti, klauskite trenerių, jie visą laiką sužiūri, pataria pagal jūsų ūgį, svorį, duosiu jums tinkamiausią variantą. Neišsijungiam, prašau, neišsijungiam. Turiu problemų su ledu, jisai nenori veikti.
ir aš einu visi pataisyti. Prašau, neišsijungiam. Gerai, neišsijungia. Likus keletui minučių iki sesijos pradžios, mes keliaujame prie baseino į savo kraštą. Tolimesnėme krašte renkasi žmonės, kurie plaukia kairę koją priekyje ant lentos, na, artimesniam krašte plaukia dešinę koją. Šitus dalykus irgi treneriai gali padėti jums išsiaiškinti. Per level 1 užsiėmimus tikrai tai yra padaroma. Tai va, keliaujame į savo pasirinktą baseino kraštą, ten dedamės lentą ir laukime savo eilės. Kaip vyksta plaukimas, tai visi sukasi ratu. Iš esmės nėra labai svarbu, kiek kurioje pusėje yra žmonių, nes dažnai tas skaičius skiriasi, jis nėra vienodas. Tai dažniausiai yra gerai įsidėmėti vieną žmogų, po kurio tu plauki, ir visą sesiją tu lipi į baseiną tada, kada įlipa tas žmogus. Jeigu jūs būsite level 1 užsiėmime, tai be abejo, nes treneriai tenai viską sužiūrės. Level 1 metu kiekvienoje baseino pusėje yra po trenerį, jie atidžiai seka viską, duoda patarimus, padeda įlipti ir taip pat užtikrina saugumą, apie kurį pakalbėsime netrukus. Na, o pačios sesijos metu vienas iš svarbiausių dalykų tai turbūt visą laiką stebėti situaciją, kuo greičiau įlipinėti į baseiną, pradėti plaukti, kaip sakant, netemti gumos. Tai aš visą laiką stebiu žmogų, kuris yra prieš mane, kai matau, kad jisai jau krenta, aš realiai prieinu prie baseino krašto, dar kartą įsitikinu, kad jisai jau išlindo iš purslų ir tada galiu drąsiai startuoti, metu lentą, šoku ant jos ir pradedu plaukti. Level 3 norim kuo greičiau viską padaryti, ne greičiau, bet sparčiau, tam, kad visiems kitiems irgi liktų kuo daugiau laiko ir mes visi kartu kuo daugiau bandymų per tą sesiją galėtume turėti. Tai pats plaukimo etiketas irgi stengiamės netarmozinti, jeigu jau ten atitrenkėm į kraštą ar kažką, arba norim pašnekėti su treneriu, turbūt būtų gerai nulipti nuo lentos ir padaryti tai krante ir tuo metu leisti kitiem plaukikam plaukti. Jo, labai būna smagios sesijos, kada visi raideriai būna labai operatyvūs, sukasi ratu, išnaudojate laiką maksimaliai, stebi vieni kitus, ypatingai bando naujus dalykus, tai yra šoliukus, kažkokius tai posūkius, aptaškymus, ir tada tas kritimas būna dažnesnis, bet mes išmokstam dalykų, sukamės greičiau ir ta sesija būna tikrai tokia, kaip čia pasakyti, smagesnė. Apie saugumo dalykus sužinosite be abejonės level 1 užsiėmimo metu, jums papasakos išsamei kaip, kur, ką, kada, dėl ko reikia daryti. Iš esmės visą laiką yra gerai užsidengti galvą krentant, kai jau nukrentat nuo bangos, plaukiat kartu su purslais, neskubėti iškišti galvos ir dairytis, kur yra lenta, ypatingai atsisukus galima gauti kažkokią tai smūgį, tai visą laiką realiai žiūrim į galinę sieną ir tada išlipam, atsistojam ant kojų, pasiemam už pavadėlio lentą, prisitraukiam ją ir viskas, jūsų laikas baigėsi, teks baseiną užleisti kolegoms, na, o jūs dar galite save apdovanoti skaniu užkandžiu gastro bare, kuris yra čia pat baseine. Ypatingai dienos pietus šiaip yra visai faini ir galite užsukti paragauti. Rekomenduoju, tikiuosi apsilankymus baseine patiko, informacija buvo naudinga. Jeigu kažko nepasakiau, turit klausimų, palikit komentarą, pabandysiu atsakyti. Ir tiek šiam kartui, susimatom ant bangos. Jau!